Višiokai, labą dieną, višiokai, labą dieną, višiokai. Einamgi žiūrėti aviečių. Aviečių nerenkat, a? Šmikiai. Va, žiūrėkit. Vaikai. Žiūrėk, nu vanagų jie slepiasi. Imkustė. Lebas. Ir daug kas atėjo. Mama, Ta. jis jau nuik pagi. Va, žiūrėk, wow, stė kokia dičkė. Pažiūrėk. Avietas nuravėjom prieš savaitę. Ir nupjovėm žolę. Tai panašu, kad reikės tvarkyti iš naujo. Čia pirmamečių aviečių augintojų klaida. Kad nemulčiavom tarpuvagių. Tai dabar jau laukiam, kada tik gausim šiaudų iš ūkininkų. Ir būtinai tarpuvagius numulčiuosim šiaudais. Nes šienauti reikia turbūt kas 3 dienas. Ir žolės lipa ant pačios plėvelės. Dėl to reikia išrauti palei pat plėvelę tokį bent takelį, nes su žoliapjove sunku pravažiuoti arba kabinamos būna pačios braškės. Ir aišku, dar reikia visus ūsus patraukti. Tai šiandien darbelio nusimato. Ne vien tik ūsus patraukti, nušienauti, bet dar ir yra viena vaga nenuravėta. O čia jau vargšės braškės kenčia ir šaukėsi manęs. Taip kad imu pirštinės ir imu smagiai leisti laiką su žolėm. Ir parodysiu, kaip dalinamės braškėmis su širšėm. Aišku, čia yra ženklas, kad braškės yra labai saldžios. Jos jau čia, aišku, paskutinės, visiškai paskutinės. Bet visos yra suvalgytos širšių. Liko tik skuteliai. Atrodo, taip einant, lyg didelė graži braškė būtų. Ui. Bet kai paimė visą tuščią. Tai va. Baisu net yra vieta iš tikrųjų, nes pakyla širšių daug. O ten iš visų tų raudonuojančių braškyčių. Dar norim pasirodyti, kaip auga mūsų ekologiškai auginami kukurūzai. Ekologija slypi žolių dydyje sulig kukurūzais turbūt. Beravent vienas ūsas netyčia nutrūko. Žiūriu, praeitas iki irgi čia buvo įkišus. Lyg ir prigijo. O, bet praėjo kažkoks tai kurmis turbūt. Na nieko. Čia pasodinam žirnių pavasarį, kai kur liko tuščios vietos dėl braškių. Tai nežinau, kur čia dabar įkišta ūsą, va čia. Bandysim čia. Nes čia yra pratiestas laistymas. Tik vakar filmavau, viskas buvo gerai prie kukurūzų. Šiandien ryte atėjus randu ir net nesuprantu, kas čia atsitiko. Ar čia buvo kažkoks žvėris, nes jie gal graužti, gal čia nesuprantu net. Čia tai išrauti.
tas žvėrelis buvo įlindęs ir giliau. Tikiuosi, čia ne kokie šernai. O kukuruziukas jau mažas yra. Bet čia atsikasta. Nu įdomu, kas čia buvo. Reikia apeiti visą lauką pažiūrėti. Ieškai kukurūzo? Na, parodyk, ar rasi ką nors. O! Dar neprinokęs. Bet žinok, vištom tai patiks. Nu, pavalgysiu. Tu nevalgyk vištoms. Ne. Nu, paragauk. Braidyti. Gerai sugalvojau, kad reikia, žinok, tikrai. Sakau, reikia. Kombainas matosi. Žinau, kad saldus. Tai dėl to ir žvėreliai ateina valgyti. Matyt mūsų kukurūzus. Matyt tas mūsų kukurūzus buvo visgi šerniukai, nes matau, kad jie praėjo ir per braškytės. Ir baidyklės nepabaidė. Taigi, šiandien turbūt reikės kažkaip aptverti kukurūzus, net nežinau. Šernai valgo kukurūzus, širšės valgo braškes. Nu ką, braškytės nuravėtos. Labai didžiuojuosi savim. Pagaliau sutvarkiau. Dabar beliko sukovoti su ūsais. Esam pasiruošę vietą. Pasisodinsim iš mūsų turimų ūsų dar 3 eilės. Labai įdomu tas, kad kai kurios braškės dar žydi. Nors dabar yra rugpjūčio 3 diena ir žiauri širšės valgo jas. Tiesiog, nu, nenormaliai. Atrodo, tokia graži uoga. Fu, jėzau. Į burną lenda. O, jinai dar nespėta suvalgyti, tai aš ją suvalgysiu. Nu jo, verta. Labai saldi. Kad nedaryti klaidos. Braškių tarpuogiuose nepalikti žolės, nes tai yra tripsų plitimo vieta. Ir rušnas šienavimas labai daug laiko atima, nors aš myliu šienauti. Nu, bet velnias kiek ilgai užtrunka. Geriau už tą laiką atidėsiu ravėjimui. Aišku, tikiuosi, kad mes dar išrasim dėlesnį būdą dėl ravėjimo apimčių sumažinimo.